Keliaudami per Lietuvą mes dažniausiai matome kaime gyvenančių žmonių aplinką, tai sodybos, kaimai, visos kaimų ir sodybų grupės. Ir net neįsivaizduojame, kad dar 15 ar 16 amžiaus pradžioje lietuviškas kaimas atrodė visiškai kitaip. Iki Valakų reformos lietuviškas kaimas iš esmės buvo vienkiemis. Vienkiemis, kurio dažniausiai įsikūręs miško proskynoje, o laukai buvo išmėtyti po mišką. Todėl iš esmės valstietis buvo nuolat keliaujantis per mišką žmogus. Valakų reforma iš ties pakeitė šitą pavydalą absoliučiai. Valstiečiai buvo iš vienkiemų sukelti į kaimus. Jiems buvo išdalinti aiškus žemės sklypai. Jie gyveno bendruomenėmis. Žinoma, Valakų reforma tuo pačiu reiškia ir valstiečių įbaudžiavinimą, jų pririšimą prie didesnių prievolių ir didesnės dvaro priežiūros. Iki tol, gyvendami atskirai vienkiemis, jie buvo žymiai laisvesni.